Sūnaus dvasia mūsų širdyse. Pagal Pauliaus laišką Galatams. Kalba sesė Linda Ceplė. Garbė Jėzui Kristui. Šiandien mūsų šito susitikimo tema yra Sūnaus dvasia mūsų širdyje. Tai šiandien kalbėsime būtent jau apie tai, ką reiškia būti tais Dievo vaikais ir kągi ta dvasia, Sūnaus dvasia mūsų širdyje įdėta. Ir čia galima dviejopą prasme suprasti tai, kad esame įsūniai, įdukros Dievo, taip pat, kad tai yra Dievo Sūnaus dvasia, Jėzaus Kristaus dvasia mūsų širdyse. Ką jinai mūsų širdyse veikia, kokie yra šitos dvasios vaisiai, jos pasireiškimai. Šiandien noriu Jūs pakviesti pasiimti savo Bibliją, gerą turėti rankose Dievo žodį, atsiversti, patiems savo rankom paliesti ir kartais, kai nėra laiko, mes kartais sakome, nėra laiko net paskaityti Dievo žodį arba gal tokio įpročio nėra, tai bent jau, nežinau, paimti ir priglausti prie širdies ar pabučiuoti šventą raštą. Tai jau yra mūsų meilės kažkoks susitikimas su viešpaties žodžiu, kuris yra gyvas ir veikiantis. Nes bažnyčia moka panašiai, kaip mes garbinam Jėzaus kūną ir kraują švenčiausiam sakramente, tai taip pat ir Dievo žodis yra gyvas Jėzaus buvimas su mumis. Todėl šventas raštas tai būna tam tikrą prasme ir garbės vietoje. Paprastai pas mus gal nenaudojam mes jo kaip puodelio padėklo, bet iš kitos pusės labai artimas mums, kad tikrai tą knygą, kurią ištiesę ranką galime visada pasiimti ir pasiskaityti vieną kitą sakinį. Nes Dievo žodis, kai mes jį skaitome, jis tampa gyvas mumyse ir kai ateina situacija, turbūt jau jūs irgi esate tą patyrę, ateina situacija ir tas žodis ateina atminty, jis iš kažkur pasirodo. Tokiu būdu irgi Dievas kalba su mumis mūsų gyvenimuose. Tai dabar pirmiausia kviesiu atsiversti laišką Galatams, 4 skyrių, 1-7 eilutės. Laiškas Galatams, 4 skyrius, 1-7 eilutės. Taigi mes, kaip jau sakiau, einame į temos branduolį. Paulius rašo: dar pasakysiu, kol paveldėtojas nepilnametis, jis nieko nesiskiria nuo vergo, nors yra viso ko šeimininkas. Jis esti globėjų ir prievaizdų valdžioje iki tėvo nustatyto meto. Tai buvo ir su mumis. Kol buvome nepilnamečiai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims. Bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę. O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasią, kuri šaukia Abba tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įvaikis, o jeigu įvaikis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Galim sakyti, jog čia pateikta viena giliausių iš tikrųjų tokių antropologinių ir teologinių refleksijų, toks giliausias apsvarstymas apie tai, kas yra žmogus be Kristaus ir kas yra žmogus su Kristumi. Ir čia tokia vėlgi kalbam apie tą ontologinę prasme. Su Kristaus atėjimu, kasgi pasikeitė bendrai žmonijos būklėje. Taip kartais išoriškai žiūrint, ar kažkas labai pasikeitė. Kaip kariavo, taip ir kariaujame. Kaip smurtavo, smurtaujame. Ar tikrai pasikeitė? Šventasis raštas sako taip. Taip, į pasaulį yra atėjęs kažkas visiškai nauja. Kažkokia visiškai nauja jėga, visiškai nauja būklė. Paulius tai palygina su vergo būklė ir įvaikio būklė. Ir tai labai sieja su laisvės tema. Ir todėl mes galim sakyti, jog štai nepasikeitė viskas automatiškai su Kristaus įvykiu, su Kristaus atėjimu. Štai visi iki Kristaus buvo blogi, atėjo Kristus, pasakė būkit geri ir staiga visi pasidarė geri. Taip nėra, būtent todėl, kad turime tą savo laisvės kelią, kurį Dievas labai gerbė. Ir mes
kartu visa žmonija mes keliaujame šituo laisvės keliu, Dievo vadovaujami, su Sūnaus dvasia mūsų širdyje. Tokia, kągi reiškia tas, kol paveldėtojas nepilnametis, nieko nesiskiria nuo vergo, nors yra visa ko šeimininkas. Kasgi ta vergovė? Ne? Kas yra tas nepilnametystė, ne, kuris lyginamas su vergavimu? Tai nėra kažkoks asmuo, kuris nėra išsivystęs, kažkoks mažiukas, dar neužaugęs arba kažkoks psichologiškai nebrandus asmuo. Ne. Tai yra asmuo, kuris nežino, kuris nepažįsta savo tikros tapatybės, ne, kad jis yra būtent tas Dievo įvaikis, Dievo sūnus, Dievo dukra. Nes tas nežinojimas ir sužinojimas, kuris atsiranda mumyse, tai tokia labai archetipinė tema, net pasakose visur kitur, net dažnai yra, kur koks nors skriaudžiamas ten žmogus, jis ten vergas yra, kažkoks tarnas paskutinis ar koks vaikas, kurio ten nesirūpina ir staiga jis sužino, kad iš tikrųjų priklauso visai kitam pasauliui. Staiga kažkas, kai tu pasieki tam tikrą amžių, tau yra apreikšta tiesa, pavyzdžiui, Astrida Lindgren šitą motyvą labai mėgau savo pasakose. Tau apreikšta tiesa, kad iš tiesų tai tu priklausai visai kitam pasauliui. Ir tavo tėvai yra kažkokie labai ten svarbus žmonės ano pasaulio, ar netgi pats karalius. Ne, kaip pavyzdžiui, Mio, mano Mio, toks yra Astridos Lindgren pasaka. Taigi žmonija instinktyviai visada jautė, per pasakas dažnai tie mūsų žmonijos instinktai pasireiškia, kad štai ir mūsų visos žmonijos gyvenime yra kažkas tokio, kur mes matome kaip ir vieną būklę, ne, bet iš tiesų, kai mes gauname apreiškimą, mes sužinome, kad esame visai kas kita. Ir tai jau nebe pasaka, bet tai jau Jėzuje Kristuje tai yra realybė. Ir apie šitą realybę būtent šiandien Paulius mums kalba. Ir kai mes atpažįstame, kai mes sužinome per apreiškimą, kad esame Dievo sūnus, Dievo dukteris, tai mūsų automatiškai neperkeičia, nes mums dar reikia mokytis būti štai priklausančiais tam naujam pasauliui. Kaip pavyzdžiui, pasakoja Mio, mano Mio, vaikas turi jo suprasti, kad jis yra karaliaus sūnus, jis turi nugalėti blogį, ne, tas irgi labai dažnas yra motyvas pasakose. Ir gal kartais ir dalyvauti gelbėjime šito naujai atrasto pasaulio, irgi beveik visada šitas motyvas ateina. Ir štai tada jis pilnai priklausantis tampa šitam naujam pasauliui. Ir tai yra kiekvieno mūsų kelias. Mes visos tos užburtos princesės ir tie nežinantis vaikai, ne, kuriem atsiskleidžia šitą tiesą. Tai šitame būkime ir tą įsisąmoninkime. Kai žmogus atpažįsta savo tikrą tapatybę, tai jo vaizdas į pasaulį nebėra toks vaikiškas, kur mes kartais apsimetam dideliais mokslininkais, kurie viską žinome ir čia Dievui vietos nėra tam pasaulyje. Tikrai rimti mokslininkai pasakant, tai yra vaikiškas vaizdas. Mes tiesiog tik pripažįstam, kad dar labai daug ko nežinom. Toks žmogaus suvokimo būdas savęs ir pasaulio tampa evangelinis. Ir tada mes jau tikrai pripažįstame, kad turime tą egzistencinį ryšį su Dievu. Ir labai dažnai tada mes iš tiesų tampame tokie, kaip Dievas kviečia vaikai, ne brandos prasme, bet pasitikėjimo prasme. Nes tam, kad žmogus turėtų tą vaiko pasitikėjimo, jam reikia pažinti savo tikrą tėvą. Ir tada mes įgyjame ir galime jau keliauti toliau savo dvasinio gyvenimo keliu. O jeigu regresuojame, jeigu nepripažįstame šitos tiesos, nepriimame, tai nors ir esame jau sužinoję, kad priklausom šitam naujam pasauliui, esame Dievo įvaikiai, jau dabar kalbėsime nebe pasakoma Evangelija. Tačiau jeigu to žmogus nepripažįsta, tai vis lieka toj iliuzijoje apie savo visagalybę, apie savo pakankamumą, apie tą galėjimo išsigelbėti savo jėgomis. Ir Paulius įvardina, jog tai vis dar yra vergovė.
Taigi nors žmogus ir pakrikštytas, jis dar vergauja, kaip tas nepilnametis, kuris nors yra jau tėvo sūnus, tačiau nieko nesiskiria nuo vergo, nors yra visko šeimininkas. Tai čia Paulius vėl eilinį kartą suduoda tiems, kurie norėjo pasilikti tik prie seno įstatymo. Ir Paulius nurodo, kad šitai vergoviai, tai yra nesusivokimo vergovė. Tai yra vienas iš baisiausių vergovių, tiesiog tokio nežinojimo, nesupratimo, nesuvokimo vergovė. Jie vienodai pasiduoda tiek žydai, tiek pagonys, aš cituoju Paulių. Žydai per tam tikrą sustabarėjimą ir įsikabinimą į senąją tvarką. Jie netiki, kad Dievas gali padaryti kažką naujai. Įsikabinimas, sustabarėjimas. Mes čia galime ir savo prisitaikyti. Pagonys reiškia tie, kurie nepažino tikro Dievą per nežinojimą ir nenorėjimą žinoti, taip sakysime. Nes jie bando viską aiškinti pasaulio jėgomis, mitais, įvairiais savo netvarkingais troškimais, nuodėmės įpročiais. Taigi matome, jog Paulius sako, jog net ir Dievo įstatymas, tai netgi tam tikros tiesas, kurias mes priėmė savo gyvenime ir kurios yra geros ir teisingas, tačiau gali tapti tuo pasaulio pradmeniu, kažkokiu supagonėjimu arba stabu mes pasakytume, jeigu mes tuos dalykus, kurie yra priemonės, suvokiame ne kaip kelią į tėvą, bet kaip į tokį savarankišką teisumą. Štai jau jeigu aš kalbėsiu, dabar labai paprastai pasakant, kasdien visą rožinį, tai va štai mano teisumas, o jeigu nesukalbėjau, tai viskas neteisumas. Patys save išteisiname, nuteisiname dėl vieno ar kito ir kartais net ir labai gero dalyko, tačiau į kurį labai įsikabiname ir manome, jog būtent dėl to esame verti. Taigi ir religingas žmogus, ir tas, kuris visai apie Dievą nesidomina, gali būti panašiai pavergti. Tai yra sustoję, neeinantis link Dievo. Kartais tiek daug visko turime, kad pamirštame apie patį Jėzų. Evangelijoje pagal Luką yra tas žymusis palyginimas apie jaunesnį ir vyresnį sūnų. Labai gerai žinote. Tėvo namus palieka abu. Jaunesnis sūnus, tai kaip tie pagonys, kuris tiesiog nenori pažinti tėvą, jis nori gyventi savo gyvenimą. O štai vyresnis sūnus, nors jis gyvena tėvo namuose, bet elgiasi visiškai kaip vergas. Jis nejaučia, kad jam tėvo turtai yra jo turtai, tėvas turi tai priminti, sakydamas, visa, kas mano, yra ir tavo. Ir tai yra iš tikrųjų didžiulė evangelinė žinia. Bet vyresniam sūnui labai sunku tą priimti. Tai pabandykit savo dabar širdį taip, kad Dievas man sako, visa, kas yra mano, yra ir tavo. Ir pajauskite, koks jausmas kyla širdį. Visa, kas yra mano, yra ir tavo. Neretai mūsų širdį kyla pasipriešinimas tam tikras. Ne, aš dar nevertas, dar neverta. Aš dar turiu kažką padaryti dėl to. Tai štai tuos pasipriešinimus labai gerai atpažinti, nes čia mes bandome dar save kaip Minhausenas už plaukų iš pelkės ištraukti. Mes dar bandome būti savi pakankami. Tai labai paprastas pratimas, kuris tą ir parodo. Vietoj to kartu su kryžiaus Jonu galime šaukti ir kartoti. Jis sakė, koks laimingas yra žmogus krikščionis, nes mano dangus ir mano žemė, mano pasaulis ir mano visi žmonės. Ir visi šventieji ir angelai mano, ir mylimiausia Dievo motina mano. Visa, kas Dievo priklauso ir mums. Taigi ateina laiko pilnatvė, jau dabar mes esam prie 4 eilutės. Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų gimusį iš moters pavaldų įstatymui. Šita eilutė žymi, reiškia, tą istorinį lūžį. Tikrai labai prasmingai mes turime netgi tas erų suskirstimą prieš Kristų ir po Kristų. Mes laiką skaičiuojame nuo Kristaus gimimo, taigi prasideda kažkas visiškai naujas. Laikų pilnatvė yra atėjus ir tada laikas keičiasi. Ateina malonės laikas. Tai yra momentas, kai Dievas įžengia į istoriją visiškai nepatirtų, nesuvoktų ir būdų, kurio niekas iš jo nesitikėjo. Kodėl žydams taip sunku Jėzų buvo priimti.
todėl kad jie labai gerai žinojo Dievą. Fariziejai ir raštų žinovai, jie daug žinojo apie Dievą, jie niekada negalėjo pagalvoti, kad Dievas gali padaryti kažką tokio. O tie visi muitininkai, nusidėjėlis ir visokie ten nereikšmingi žmogeliai nelabai daug ką žinojo apie Dievą. Tai jie, taip, tvarkoje gerai, Dievas atėjo. Iš tokio savo naivumo, jiem iš tikrųjų buvo paprasčiau priimti Dievo įsikūnijimą. Kur tiem, kurie jau daug apie Dievą žino, jie turi tą, čia yra vėl tas per daug, Dievo per daug. Taigi Dievas įžengė į istoriją, kad ją pripildytų prasme iš vidaus. Istorija be Dievo, galima sakyti, yra toks tuščias laikas, nes viskas tarnauja nuodėmės dėsniams, pasaulis eina į susinaikinimą. Žmonės, kurie, jeigu netiki Dievą, tai kur pasaulis eina į susinaikinimą, mes nieko kito neturime. Laikas yra tuščias ir kokias beprasmės mes sugalvotume, jos visos lūžta atsimušusios į laiko ribas. O štai Dievas ateina į žmonių gyvenimą, į žmonijos gyvenimą ir nuo dabar jau visas laikas tampa pilnas. Jeigu tik mes norime, mes visą laiką gyvename Kairos laike, tai yra prasmingas laikas vadinamas. Ir jeigu tik pajaučiame, kad taigi dabar esu Dievo sūnus, Dievo dukra, tai ką bedaryčiau, ar valgyčiau, ar miegočiau, ar dirbčiau, ar mylėčiau, ar skaityčiau, ar vaikščiočiau, ar atgailaučiau, ar tiesiog, ar ne. Visas laikas yra jau pripildytas to Jėzaus Kristaus atėjimo, kuris įvyko prieš laiką, bet iš tikrųjų tai vyksta nuolat. Visas laikas dabar yra Jėzaus atėjimo laikas, Jėzaus buvimo su mumis laikas. O taip pat Jėzaus atėjimas suteikia kryptį ir pabaigtumą šitam laikui. Laikas nėra jau kažkoks dingęs, kažkur pasimetęs, neaišku, kaip čia ta visata suksis į kurią pusę. Ne, jis yra visas tikslingas. Visas laikas jau dabar nuo Jėzaus atėjimo yra nukreiptas į keliavimą į tėvo glėbį. Kur keliauja visas kosmosas, mokslininkai dar bando suprasti, o krikščionys tiesiog žino. Visas laikas, visa materija, visa dvasia, visa, kas sukurta ir nesukurta, keliauja į tėvo glėbį. Ir kas tai bus, tai turėsim dar daug ko nustebti. Paulius apie Jėzų kalba tokiais 3 bruožais. Galime pažvelgti į tą eilutę. Taigi, pirmas, Dievas atsiuntė savo sūnų. Pirmas, kaip Jėzų apibrėžė, yra tai, kad jis yra Dievo sūnus. Taigi tas, kuris visada yra buvęs trejybėj, antras trejybės asmuo, egzistavęs buvęs visada prieš visus amžius ir dabar įsilaikinęs būtent per tapimą žmogumi. Dievas iki tol nebuvo žmogus, o dabar tampa žmogumi. Ir tą išsako tas sekantis, gimusi iš moters. Taigi ne kažkokiu stebuklingu, ne kažkokiu tariamu kūnu kažkas tai apvilktas, kaip buvo viena iš klaidingų mokymų pirmo amžių, būtent, kad Jėzus tik vaizdavo, kad yra žmogus, o iš tikrųjų buvo tik Dievas ir jis ten nekentėjo ir taip toliau. Gimęs iš moters yra būtent tas pačios prigimties prisiėmimas, kad dabar jau turime kažkokią naują būtybę nuo Jėzaus atėjimo, nes iki to mes turėjome Dievą, dvasias sukurtasias, tai yra angelai, žmonės, kuris yra jau materija ir dvasia. Tai dabar turime kažkokią naują būtybę ir tai yra Dievas ir žmogus. Ir trečias, kaip apibūdina Paulius, pavaldų įstatymui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jiems svarbu šitam pauliškam kontekste, kad Jėzus yra tikras žydas, jis priklausantis šitai tautai ir tuo pačiu paveldėjęs visą tai, kas yra duota su įstatymu. Ir todėl būtent jame gali tas įstatymas išsipildyti, nes jis yra pavaldus įstatymui. Taigi, tai mes kaip krikščionys ir taip ir suprantame, kad Dievas išgelbsti ne tai, kad jis kažkaip tai ten iš išorės kažkur ateina ir sutvarko. Panašiai kaip kūryba, ar ne? Kūrimas atrodo toks iš išorės, ten Dievas paėmė molį, suminkė, štai sukūrė kažkaip. Bet atpirkimas jau vyksta per vidinį įsikūnijimą žmogaus kūne Jėzaus Kristaus, o po to per
mūsų širdžių perkeitimą, mūsų, kurie esame Dievo sūnus ir dukteris. Taigi išgelbėjimas yra vidinis, tai vyksta iš vidaus perkeitimas. Ir Jėzus prisiima tą solidarumą su mumis, jis dalyvauja visoje žmonijos istorijoje, nors tuo pačiu yra visiškai anapus laiką, būdamas Dievas, tačiau dėka įsikūnijimą jis taip pat įeina į istoriją, į tą būklę, kad esame po įstatymų žmonės, ne kad mums tas veidrodis pastatytas prieš akis, kuris rodo mūsų būklę. Ir susiduria su visais sunkumais, kuriuos ir mes patiriame, kaip yra sakyta, kad buvo bandytas viskuo išskyrus ir jis neturėjo nuodėmės. Bet Jėzus patyrė nuodėmės prisilietimą būtent tuo, kad buvo paliestas pačioje savo esmėje per prisiėmimą. Tas, kuris nebuvo nuodėmė, buvo padarytas nuodėmė. Aš noriu tokį pateikti pavyzdį iš skiepijimo istorijos. Jeigu kurie užsiimat sodininkystę, tai turbūt gerai žinote, kaip vyksta skiepijimas. Jeigu aš teisingai suprantu, jeigu ne, tai pataisykit. Kai įmama kažkokią dalelę gero medžio ir jinai, reiškia, yra įpjaunamas tas blogas medis ir įdedama ir pririšama šita geroji dalelė. Ir štai tie gerieji syvai pradeda tekėti tuo kamienu ir štai blogasis medis tampa geras. Taip vyksta skiepijimas. Tai štai Jėzaus istorijoje vyksta toks dvigubas procesas. Nes pirmas dalykas, kas vyksta, yra atvirkščiai. Jėzus, būdamas tas gerasis medis, jis prisiima mūsų kaip blogiečių dalę, tą nevaisingumą, tą tuštumą, tą visą nuodėmės prakeiksmą. Tai įvyko per Jėzaus krikštą, tas prisiėmimas. Galime dabar atsiversti Mato Evangeliją savo Biblijoje, Mato Evangelija 21 skyrių, 18-22 eilutės. Matas 21, 18, 22. Čia yra aprašytas labai keistas įvykis, kurį egzegetiškai gana sunku aiškinti. Ir tai, ką aš čia šiandien kalbėsiu, čia tik tai labiau simbolinė prasme, nes nebūtinai vienintelis egzegetinis aiškinimas, kodėl būtent čia taip vyko, bet labai simboliškai ir mūsų temai labai tinkančiai. Anksti rytą grįždamas į miestą, Jėzus pasijuto alkanas. Pamatęs pakelėje vieną figmedį, priėjo prie jo, bet nieko nerado, vien tik lapus. Ir tarė: tegul per amžius ant tavęs nemegs vaisiai. Ir figmedis bemat nudžiuvo. Tai pamatė mokiniai nustebo ir sakė: kaip galėjo tas figmedis taip ūmai nudžiūti? Jėzus atsakė: iš tiesų sakau jums, jeigu turėtumėte tikėjimo ir nesviruotumėte, ne tik galėtumėte taip padaryti su figmedžiu, bet pasakytumėte šitam kalnui: pasikelsk ir meskis į jūrą, ir taip atsitiktų. Dabar noriu pasimti šitą ištrauką būtent kaip iliustraciją šitai tiesai, nes šitas įvykis vyksta būtent kontekste tarp to, kai Jėzus jau yra atėjęs į Jeruzalę paskutinį kartą savo gyvenime ir jis taip keliauja kartais į Betaniją pailsėti, paskui vėl į Jeruzalę, jis ten yra keletą dienų ir šitas jo buvimas jau baigėsi jo nukryžiavimu. Taigi kontekstas yra viena Jėzaus kelionė į Jeruzalę tarp šventyklos išvalymo ir ginčių su fariziejais. Jis yra per vidurį. Jeigu jūs savo Biblijoje galite dabar pasižiūrėti trumpai kontekstą, tai prieš tai buvo aprašymas, kaip Jėzus išvalo šventyklą ir paskui jis, reiškia, įeina jau į kraštutinį susipriešinimą su žydų įstatymo mokytojais. Esmė, Jėzus eina į kančią. Anksti rytą, kai jis grįžta į miestą, jis eidinėja, jis eina, keliauja kančios link. Ir iš tikrųjų, galbūt tas prakeiktas figmedis yra paties Jėzaus atvaizdas. Jis yra prisiėmęs tos nevaisingos žmonijos likimą ir jis eina numirti, nudžiūti iki galo ant kryžiaus. Tačiau, kadangi jis yra tėvo rankose, tas, kuriam nereikia to kelionės link tėvo glėbio, bet esantis tėvo glėbyje kaip Dievas,
Tai nei tas nevaisingumas, nei visas tas piktumas nuodėmės, kuriais prisima, nei pati mirtis kaip nuodėmės pasiekmė Jėzui neturi galios. Ir trečią dieną jis keliasi iš numirusių. Ir dabar vietoj nevaisingo figmedžio mes visi turime tą skiepą jame. Visi, kurie mes priimame jo kryžiaus šitą auką, jo numirimą ir prisikėlimą, mes jau dabar esame tie blogieji medžiai, kurie yra jau paskiepyti tuo geruoju medžiu. Ir dabar viskas yra prasminga, mes esame jau Dievo sodas. Mes nebe nevaisingi figmedžiai, o tie, kurie yra išgelbėti. Taigi visako tikėdami melsite, gausite. Galime turėti visą prasme Jėzaus kančioje ir prisikėlime. Tai tikiuosi supratote tą mintį, aš jos jau čia ir baigiu. Tikrai tai centrinė mintis mūsų kaip krikščionių gyvenime. Tai yra būtent, kas yra atpirkimas. Tai štai yra tai. Toliau Paulius kalba jau 5 eilutėje apie atpirkimą ir sūnystę. Kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume į vaikystę. Dėl to atėjo Jėzus. Taigi apie atpirkimą mes jau kalbėjome, tai yra būtent Paulius naudoja žodį eksagorazo, tai yra būtent tas senovės paprotys, kad geri žmonės, ir dažniausiai tai aišku būdavo artimiausi giminaičiai, išpirkdavo, vaduodavo vergus, sumokėdami vergo kainą už jį, atpirkdavo savo vergus. Dievas įsikūnydamas Kristuje tampa mūsų tuo artimu giminaičiu. Tas irgi labai simboliškai, kuris sumoka tą kainą už mus. Ir vergystė, kuris ateina panaikinti, tai pirmiausia, aišku, yra dvasinė vergystė. Kai mes esame išlaisvinti dvasiškai, mes išlaisvinsime vergus ir fiziškai, ir socialiai, ir santykiuose, ir taip toliau. Bet pirmiausia, Dievo darbas yra keisti mūsų dvasinę būklę. Tai būtent jeigu mes irgi esam tie iš pagonių kilusieji žmonės, tai mums būdingas dažnai tas nežinojimas, kas Dievas yra žmogui, ką jis yra padaręs, nežinojimas, kaip esame mylimi, arba sustabarėjimas, įsikabinimas į tai, kad aš čia dar turiu užsidirbti, jau 2000 metų kaip esu krikščionis, bet dar vis turiu užsidirbti, dar vis kažkaip. Taigi tas Kristaus kryžius yra toks labai radikalus Dievo artumo gestas. Jis jau rėkia. Kristaus kryžius yra Dievo riksmas apie tai, kad esame jo vaikai ir kad būtume išvaduoti iš klaidingo Dievo įvaizdžio. Antras dalykas, ką Paulius nurodo, kodėl Jėzus atėjo, tai yra būtent malonė, kurią sunkiai mes galime apriepti vėlgi protu ir jausmais, tai yra įsūnystė, dalymasis dievišku gyvenimu. Ir tai nėra tokia juridinė kažkokia metafora vien tik tai, nors kalbėjome, kad tai lyg tai antspaudas pasenė, kad nuo dabar tu esi mano vaikas, bet tai, kaip jau kalbėjom, tiesiog egzistencinis žmogaus perkeitimas. Taigi, aš kaip krikščionis nesu tik tai paskelbtas Dievo vaiku, aš esu tapęs Dievo vaiku. Ir esu gavęs Dievo gyvenimą. Atsimenate, kaip Jėzus kalbėjo Nikodemui, kad malonės gyvenimas tai bus kaip antras gimimas. Aš gimstu jau dabar su Dievo chromosomom per krikštą, su Dievo genais, dieviškumo genais. Ką bet tai reikštų? Mums dar šiuo žemišku protu sunku suvokti. Ir tas Dievo gyvenimas mumyse, jis reiškiasi būtent per tą šventosios dvasios pastovų įsikūrimą mūsų širdyje, tą sūnaus dvasia mūsų širdyje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes dalyvaujame tėvo ir sūnaus tarpusavio kvėpavime, toj tėvo ir sūnaus tarpusavio meilėje, nes šitos tarpusavio meilės vaisius ir yra šventoji dvasia, kaip trečias asmuo trejybėje. Tai štai per krikštą mes esame priimti į trejybinį gyvenimą. Ir kur mes esame būtent tarp to tėvo ir sūnaus tarpusavio meilės dvelksmo. O tiksliau, ne tas meilės dvelksmas yra mumyse, mes jau perimti. Malonė, kurios tik suvokti reikia visos amžinybės. Tuo pačiu Dievo gyvenimas tampa mūsų gyvenimu. Esame įvesti į pačios trejybės visą dinamiką. Ir todėl mes kaip krikščionys esame palaiminimas visam pasauliu ir tam, kuris dar Dievo nepažįsta. Pasaulis bus greičiausiai išgelbėtas per krikščionis.
ne todėl, kad mes būtume geresni žmonės a priori, bet todėl, kad tai yra Dievo veikimo ekonomika, vadinama Dievo veikimo būdas. Taigi per krikščionių maldą, per šventų mišių auką, per visą tai, kas yra mums duota, Dievas gelbsti. Aš tikiu, kad Dievas gelbės ir visą pasaulį, kiekvieną žmogų. Taigi tai yra esminė ta krikščionybės naujovė, kad žmogus tampa tuo, kas Dievas yra, priimamas į Dievo gyvenimą. Ne substanciškai mes netapsime kaip kai kuriuose religijuose ar net toks susiliejimas su Dievu, kur jau mūsų substancija ištirpsta, kur mūsų esmės nebelieka, bet per dalyvavimą jo gyvenime per malonę. Einame dar toliau. Ir 6 eilutė. O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasią, kuris šaukia Abba tėve. Tas šauksmas nėra tik kažkokia emocinė būklė. Tai dabar man maldinga nuotaika atėjo ir aš sakau Abba tėve. Tai nėra mano religinė praktika. Tai yra tai, kas nuolat vyksta mano širdį. Ar aš tą suvokiu ar nesuvokiu. Nes tai vyksta jau iš to, kad tai yra man duota, iš dovanos būsenos. Ir šita dvasia manyje kalba nuolat ir vadina Dievą tuo žodžiu, kuriuo į jį kreipiasi Jėzus. Jis sako, Abba, mes įsijungiame, kaip jau sakėme, į šitą Jėzaus kvėpavimą, išreiškianti pasitikėjimą, saugumą, priklausimą, laisvę, meilę. Ir tai mumise skamba nuolat. Šventasis Augustinas apie tai kalba, sakydamas, ne mes šaukiame Abba tėve, bet jis mumyse. Mūsų balsų kalba dvasia, mūsų širdyje prabyla pati Dievo meilė. Taigi, kai mes mąstame apie krikščionišką maldą, kurią aš sakiau, kad bus išgelbėtas visas pasaulis, tai yra būtent šitas vidinis šventosios dvasios balsas. O mūsų visos maldos, kurias mes iš savo žmogaus jėgų įdedame, pridedame, tai labiausiai yra nukreiptas klausyti šito balso. Ir vis tiek, ar mes kalbam kokią maldą, ar mes tiesiog tyloje esame priešais Dievą, bet tai yra klausimasis to paties balso, kuris arba įgarsintas gražiais maldos žodžiais, ar tiesiog mes tikėjimu prie jo prisiliečiame. Ir mūsų užduotis, aišku, yra leisti, kad šitas balsas vis labiau taptų ir mūsų balsu. Kad tas malonės gyvenimas, kuris vyksta mūsų širdyje nepriklausomai nuo mūsų kaip dovana, jis taip pat pasireikštų per mus. Ir čia jau ateina ta mūsų laisvė. Taigi, kur mes leidžiamės, kad ta įdukrystė, įsūnystė keistų mus iš vidaus. Dar vienas bažnyčios tėvas, Jonas Auksaburnis, sako, šauksmas Abba yra ne lūpų, bet širdies. Jis kyla iš to, ką dvasia mumise padaro. Taigi, mūsų krikščioniškas gyvenimas yra leisti pasireikšti per mus tam, ką šventoji dvasia mumise padaro. Na ir paskutinė eilutė šitos ištraukos yra, Paulius rašo, 7 eilutė. Taigi tu jau nebe vergas, bet įvaikis, o jeigu įvaikis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Taigi čia vėl Paulius grįžta ir pakartoja tą pačią mintį. Mes irgi tą sakėm, štai motinos ir tėvo vaikas nėra sūnus ar dukra, todėl kad yra paklusniai vykdo visus nurodymus. Ne? Arba kažkaip susitarkim, apsimeskim ir vadinsim vienas kitą sūnumi ir mama. Bet todėl, kad iš tėvų kūno jis gavo savo kūną. Taip ir mes iš Dievo gavome dvasią, ir ne tik gyvybės dvasią, kurią gavome per gimimą, bet ir šventąją dvasią, ir būtent todėl mes jau esame tie paveldėtojai, ontologinė prasme, giliausia prasme. Ir tai nėra tik tai pažadas, tai yra jau esančia tikrovė. Dievo dvasia šaukia mumyse ir todėl mes turime jau tą paveldą, kuris yra tas Dievo gyvenimas. Tačiau, aišku, vergovės grandinės nukrito, o žmogus dažnai gyvena taip, tarsi vis dar būtų. Čia irgi labai dažna tema, tiek knygose, tiek filmuose mes tą irgi tokią archetipinę temą sutampame, galim sakyti. Išlaisvintas žmogus elgiasi lyg vergas.
Tai yra vadinama vergovė širdyje. Mes jau žiūrėjome į kai kurias priežastis. Midrašas, žydų aiškinimai švento rašto, sako, jog tokiam žmogui, kuris yra vergas širdyje, yra baisu laisvė, nes jį reikalauja priimti sprendimus. Dažnai yra baisu patiems spręsti. Mes norim vis likti tokie infantiliškai kažkaip. Pavyzdžiui, pagal Midražą, pagal šitos aiškinimus, toj pirmoji izraeliečių karta, kuri išėjo iš Egipto vergovės, buvo pernelyg suluošinta vergystės. Todėl jie ir turėjo numirti dykumoje, jie nedaėjo iki pažado žemės. Ir kaip tas suluošinimas vergystės pasireikšdavo, Midrašas sako, jie bijodavo kiekvieno naujo iššūkio, vis iš naujo bijodavo, nuolat skundėsi ir bijojo ateities. Todėl jį vadiname skundų karta. Taigi, dar kartą, koks yra vergovės suluošinimo požymiai. Bijoti kiekvieno iššūkio, nuolat skųstis ir bijoti ateities. Jeigu žiūrėjote arba žiūrite filmą Išrinktieji apie Jėzaus ir jo mokinių gyvenimą, ten yra daug nuostabių vaizdų ir apmąstymų, ką galime savo pasiimti ir pasimokyti, labai reklamuoju. Noriu papasakoti vieną siužeto liniją trumpai, kuri būtent iliustruoja vergovę širdyje. Pati pirmoji serialo serija prasideda pasakojimą apie Mariją Magdalietę, vadinamą Lilit, kol jinai yra dar apsėsta ir prostitutė. Jėzus išgydo Magdalietę. Jis išvaro demonus ir jinai pradeda sekti kaip pati ištikimiausia jo mokinė. Tačiau jos žaizdos niekur dar nėra iki galo dingusios ir jinai nešioja savo praeitį savyje. Ir vienu momentu ateina jos krizė. Ir tai vyksta tiesiog, kad jinai labai arti pamato romėnų kareivį, kuris grėsmingai atrodo, o filme tas siužetas jau režisieriaus čia jau versija, reiškia pasakojama, jog jinai būtent buvo pirmiausiai išprievartauta romėnų kareivių. Ir taigi šitas pamatytas kareivis sukelia jai praeities sužeidimų prisiminimus ir didžiulę kaltės jausmą. Ir ji tos įtampos neatlaiko, jinai pabėga nuo kitų. Tai yra dažnas ženklas, kuris rodo mūsų irgi problemas širdyje, kai mes pradedame bėgti nuo kitų žmonių, slėptis kažkur. Ir jinai grįžta į seną gyvenimą. Tiesiog į tą smuklę, kur jinai ten gerdavo. Ir atrodo, kad nieko nebūtų buvę. Prieš tai lik visą tą istoriją su Jėzumi, kaip jos nebūtų. Taigi visą tą baimę, jos labai menka savivertė, parodyta, kad būtent jinai staiga galvoja, kaip aš tokia dabar galiu eiti šitoj kompanijoje su Jėzumi. Ir tiesiog jinai įsitikinus, kad jinai neverta tos naujos savo tapatybės. Mes galime tai pavadinti ir tam tikrą tokią priklausomybę nuo senų žaizdų. Žmogus, kuris yra savo praeities vergas. Toliau filme, čia aišku, jau yra ne Evangelijoje tiesiogiai aprašyta, čia sukurta istorija, bet čia kaip vaizduotės malda galim sakyti. Kiti mokiniai eina jos ieškoti. Ja suranda toj smuklėj, tokia girta visą vėl susivėlusią ir atveda ją atgal pas Jėzų. Marija, Jėzaus motina, apgaubė jos plaukus skraistele, kad truputį gražiau atrodytų. Ir štai Magdalietė atvedama akis į akį su Jėzumi. Jinai verkia ir sako, aš esu neverta, aš viską sugadinau. Jėzus nebara, jis kalbasi su ją labai švelniai. Ir jis pasako ją tokius 4 dalykus. Pažiūrėkit patys filmą, tai čia spoiler nedarysiu, kaip būtent, bet esmė yra 4 dalykai, ką jis duoda jai suprasti. Pirmiausiai, kad jinai iš tikrųjų nesugadino nieko, ką jis negalėtų pataisyti. Mūsų nuodėmė jau nieko negali taip sugadinti, kad mes negalėtume grįžti ir vėl būti iš naujo Dievo vaikais. Antras dalykas, ką Jėzus jai sako, kad nežiūrint jos suklydimo, jinai priklauso jam, jinai yra jo. Trečias dalykas, jis sako, jog jis ją išvadavo ne dėl to, kad matė ją tobulą, bet todėl, kad ją mylėjo.
Ir pagaliau ketvirtas dalykas, kad visada svarbiausia yra sugrįžti. Tai štai procesas, palaipsnis išėjimas iš širdies vergovės. Vis iš naujo pasimetame, bet prisiminti šitos 4 dalykus. Dievas viską gali pataisyti ir mes visada esame jo, nežiūrint kaip būtų. Ir esame jo ne todėl, kad esame idealūs, bet todėl, kad esame mylimi. Ir svarbiausia yra sugrįžti. Taigi, krikščioniškas gyvenimas yra toks sąmoningas perėjimas į tą sūnaus dukros gyvenimo būdą. Procesas, kuris bręsta per tą dvasios veikimą mumyse, dvasios vedimą mumyse. Tai tiek apie šitą ištrauką ir mes dar turime truputį laiko, tai paimsime dar vieną ištrauką šiandien ir tai bus visai trumpa, tik viena eilutė ir laikas vėlus. Tai laiškas Galatams 5 skyrius 1 eilutė. Toliau Paulius kalbės apie tai, ką reiškia, toliau aiškins, ką reiškia tas sūnaus dvasios gyvenimas mūsų širdyje. Kristus mūsų išlaisvino, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nebesidėkite vergystės jungą. Čia, aišku, tiesioginė prasme Paulius pirmiausiai kalba, jog nebereikia vykdyti tų Seno testamento apeigų, kurios jau yra visai kitą prasme įgijusios Kristuje ir kitą išraišką. Taigi, iš kogi Kristus išlaisvino žmogų? Pirmiausiai, Kristus, Jėzus savo, tuo, kad jis įvykdė įstatymą, jis išlaisvino žmogų nuo įstatymo kaip nuo prievartos sistemos. Ta prasme, kad žmogus vykdo įstatymą, bando vykdyti, bet jis negali pats savęs nuteisinti. Tai yra tam tikra prasme toks bergždžias, prievartinis kažkoks darbas, kažko darimas dėl darimo, nes kažkam to reikia ir taip toliau. Taigi Jėzus įvykdydamas savyje įstatymą, jis mus išlaisvina iš to bergždumo, to nepajėgumo bergždumo, sakytume. Kitas dalykas, iš ko žmogus yra išlaisvintas, tai aišku iš tos nuodėmės galios. Nuodėmė nebeturi galios, jinai nebegali mūsų atimti, atskirti nuo Dievo. Mes visada vėl Kristuje tuoj pat galime sugrįžti. Taip pat, aišku, nuo baimės. Kaip sakėm, vergovė yra, aišku, labai susijusi su baime. Taigi mes esame išlaisvinti iš baimės, tos negeros baimės Dievo. Ir aišku, nuo to bandymo vis save pateisinti per darbus, vis nusipelnyti kažkaip tą Dievo meilę, vis iš visų tų dalykų, kurie vis bando mums įteikti tą melą, kad mes dar kažką turėtume padaryti, kad kažkas įvyktų. Taigi Paulius ragina, stovėkite tvirtai. Ir manau, kad bent aš taip galiu paliudyti ir jūs turbūt galite paliudyti, kad iš tikrųjų išstovėti šitoj laisvėje reikia tvirtumo. Nes pirmiausiai, kas mūsų atakuoja, tai yra mūsų pačių vidus. Mes vis dar norime gyventi pagal tą seną tvarką. Mes vis dar norime savo žaizdas ten klausytis, ką jos sako ir tiksliau ne tiek žaizdos, kiek ten visą tą susikaupusiai nešvara, ne ta nuodėmės nešvara, kuri ir limpa prie mūsų žaizdų paprastai, dėl kurių dažniausiai mes patys nekalti. Ir vis iš naujo reikia, vis iš naujo. Sūnaus dvasia yra mano širdyje, esu Dievo sūnus, Dievo dukra. Tai reiškia nuolat rinktis malonę, nes tas senas įsivaizdavimas jis duoda tam tikrą saugumo jausmą. Kai aš turiu nusipelnyti, kai aš turiu įvykdyti, tai man labai aišku. 1+1 yra 2. Padariau yra, nepadariau nėra. Taip veikia pasaulio įstatymai. Eisi į darbą gausi atlyginimą, neisi į darbą tu jo negausi. Tačiau pas Dievą kiti dėsniai, nes mes nesamdyti darbininkai pas Dievą, bet mes esame vaikas, kuris visada pas tėvą ir motiną gaus savo sriubos lėkštę ir šiltą apkabinimą, nes tiesiog jis yra vaikas.
o paskui jis mokysis ir pats kitiems toliau duoti tą gėrį, kurį yra gavęs iš savo tėvų. Taigi, Kristuje mes esame įtraukti į tokią meilės dinamiką, kurioje ta laisvė, kur Kristus mus išlaisvina, jinai kviečia dovanoti save toliau kitiems. Ir tik tada vyksta tikrasis dovanojimas, kai mes patys pirmiausiai prisiimame save kaip apdovanotus. Tada mes nesistengime uždirbti iš dovanojimo. Ir tų praktikų, bet ten jos turi viskai kitą prasme. Taigi, laisvė sutampa su savęs dovanojimu kitam. Laisvė yra galimybė mylėti. Mums, kai Kristus sakė, kad dabar lieka tik vienas įstatymas, mylėkite vienas kitą, kaip aš mylėjau, tai jau to užtektų, kad mes nusimintume ir pultume į neviltį. Nes jeigu dar galėtume įvykdyti visus tuos 1000 įsakymų, kurie buvo parašyti Senam testamente, štai šito mes niekaip negalime savo jėgomis įvykdyti. Ne, mes čia užlūžtame. Ir gal būtent todėl, pavyzdžiui, ir vaikams, kai aš irgi, kai moku katechizmą, tai aš jie moku 10 Dievo įsakymų, bet apie tą meilės įsakymą kartais taip ir, kažkaip čia per daug. Ne, per daug. Ir paskui galvoju, bet ką mes darom? Ne, ką mes darom? Ir tą mes darom būtent todėl, kad mums yra per daug. Visom prasmėm. Kai nesuprantam, yra per daug, nes mes to nepajėgiam. Kai suprantam, mums yra per daug, nes tai mūsų antiek viršyje. Ne, tas meilės dovana yra tokia didelė, kad mes pasimetame. Tačiau taip, Kristus duodamas šitą įsakymą, jis duoda ir laisvę, kaip galimybę mylėti, kaip jis myli. Ir dvasią, kaip tą, kuri mumyse mylės taip, kaip jis myli. Ir mes savo silpnom pastangom prie to prisidedame. Helena Keller, žymioji rašytoja, atrodo, jinai tapo, ne, moteris, kuri buvo gimusi be daugelį pojūčių, ne, tačiau savo gyvenime pasiekė labai daug. Jinai sakė, laimė, o tuo pačiu ir laisvė, yra ne nevaržomai sekti savo įgeidžiams, o siekti kilnaus tikslo. Taigi, laimė ir laisvė yra kilnaus tikslo siekimas ir mūsų kaip krikščionių tas kilnus tikslas yra mylėti, kaip Jėzus myli. Taigi, nepasiekiamas žmogiškom jėgom ir tiesiog savaime suprantamas kaip Dievo sūnų ir Dievo dukrų uždavinys. Supraskim teisingai, Paulius nepaneigia Seno testamentą. Jis taip aštriai kalba tik tai todėl, kad jam reikia būtent čia apibarti tuos, kurie sako, kad yra tik tie išoriniai Seno testamento įstatymai svarbus. Paulius neatmeta Dievo duoto įstatymo, jis atmeta tą įstatyminę religijos sampratą, kur vėl ta malonė perkeliama į žmogaus pastangas. Nes vergija, kai žmogus remiasi savimi, laisvė, kai jis visiškai remiasi Dievo meilė. Taigi, krikščioniška laisvė, aš jau čia visai einu į pabaigą, tai dar tik akcentus noriu sudėti. Krikščioniška laisvė nėra savo įgeidžių siekimas kaip noriu, tai reiškia tarnauti vieni kitiems meilėje, įgyvendinti Kristaus įstatymą, mylėk savo artimą, jis sakė, kaip save patį ir Dievą visomis jėgomis ir mylėkit vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Taigi laisvė nėra kažkokių taisyklių nebuvimas. Nuo dabar jokių taisyklių, nes ne apie taisyklės iš viso čia eina kalba, bet apie logiką. Gyvenimas įgauna tą meilės logiką. Luisas, atrodo, palygina, kad kodėl mums reikalingi įvairūs taisyklės ir įstatymai, jis sako, tai yra būtent kaip vaikams, kurie žaidžia, yra reikalinga tam tikra tvora, nes jie žaidžia prie bedugnės kranto. Ir ta tvora yra tam tikra apsauga. Tačiau jeigu tu įsikabinsi tvorą ir sakysi, kad čia yra žaidimas, tai tu būsi labai liūdnas vaikas. Ne, toks neišsivystęs vaikas, ne. Tvora yra tik tai tam, kad parodyt, kur jau yra aiškus blogis.
Ne? Bet visa kita yra mūsų laisvės gyvenimas, mūsų brandos gyvenimas. Dvasia mumise kurdama laisvę veikia išlaisvindama mūsų nuo kaltės, išlaisvindama iš nuodėmės, nuo egoizmo ir duodama tą galę, pajėgumą paklusti Dievo meiliai, ypač per tikėjimą, viltį ir meilę. Dvasia taip pat visada paliūdija, kad esame Dievo sūnus ir Dievo dukros. Net jeigu dėl kažkokių dalykų visiškai taip nesijaučiame, tai tiesiog tikėkime dėl to, kad mumise yra dvasia, Dievo dvasia. Jis tiesiog, kaip jau sakiau, ontologiškai mus tokiais padaro. Ir aišku, visą tą laisvę mes įgysime ir jinai galutinai išsipildys jau amžinybės šlovėje. Ir tuo mes galime tikėtis ir remtis. Tai tiek aš norėjau šiandien pasakyti, aš manau, kad užtenka, nes labai daug ir stipriai, bent jau man atrodo, tai yra dalykai, kurie esminiai ir egzistenciški. Sūnaus dvasia mūsų širdyse. Pagal Pauliaus laišką Galatams. Kalbėjo sesė Linda Ceplė.